Sveiki bičiuliai. Patarimas perkantiems automobilius. O patarimas būtų toks. Prieš perkant automobilį, prieš tai, kai pradedat automobilio ieškotis, dairytis tarp vienos ar kitos markių, būtų patarimas toks, kad įsivertinkit to automobilio ligas. Tai reiškiasi, nepagailėkit laiko, įdėkit šiek tiek pastangų, šiais laikais internete pilna informacijos ir pasitikrinkit vieną ar kitą automobilį, kuriuo domitės, kokias tai yra tie automobiliai turi ligas, nes kaip žinia, nėra tokių automobilių, kurie negestų. Vieni genda daugiau, kiti genda mažiau, vieniems genda daugiau, sakykime, kažkokios tai smulkmenos ar, sakykime, elektra, kitiems problemos yra su varikliais, su pavarų dėžėm ir taip toliau ir panašiai. Įsivertinkit tai, pastudijuokit, kaip sakant, įsivertinkit, kokie galimai gedimai jūsų laukia ateityje ir taip, kaip sakant, neapsipirksite. Taip pat įsivertinkite, kiek vieno ar kito automobilio kainuoja priežiūra. Tai kaip pavyzdys, tie patys tepalų keitimai, nes, kaip žinia, vienam automobiliui užtenka, nežinau, net 5 litrų nereikia tepalo, kitam reikės 9 supilti ir taip toliau ir panašiai. Čia labai plati tema, kaip sakant. Taip kad įsivertinkit ligas, susižiūrėkit, ar kišenė jums leidžia, kaip pavyzdys, nežinau, paimkim tą patį BMW, tokį automobilį išlaikyti, nes pastebėjau labai daug, kai tikrinam automobilių, randam automobilių, kurie būna tiesiog, labai prastos būklės. Ir tai yra kodėl? Todėl, kad žmogus nusiperka, kaip pavyzdys, tą patį BMW, ant to automobilio pinigų turi, remontam pinigų neužtenka ir gaunasi taip, kad važiuoja su automobiliu, kol tas automobilis važiuoja, kai jau prisirenka begalę bėdų, tada tą automobilį nusprendžia parduoti. Tokiu atveju ir daug pinigų yra prarandama, nes toks automobilis automatiškai nuvertėja rinkoje stipriai, kadangi jis yra labai netvarkingas ir panašiai. Taip kad būkite atidus, įsivertinkit tvarkingai savo galimybės ir tokiu būdu yra tikėtina, kad įsigysite tą automobilį, kuris, kaip sakant, bus vertas tų pinigų, kuriuos turite ir tokį automobilį galėsite paprasčiau bei pigiau išlaikyti. Jeigu reikia patikros, jeigu reikia paieškos, kreipkitės į Važiuojam Auto Facebooką, kaip sakant, patarsim, padėsim, surasim automobilį už jūs arba patikrinsime jūsų išsirinktą automobilį, kad neužpultumėt būtent ant tokio, apie ką dabar ir kalbėjau. Tai yra nugainioto, neprižiūrėto automobilio. Ačiū už dėmesį, gražios jums dienos, nors nepanašu, kad graži diena, lietus lyja, bet, kaip sakant, koks bus nusiteikimas, tokia bus ir diena. Ačiū už dėmesį dar kartą ir iki sekančio susitikimo.